Labas vakaras visiems. Gaminu vakarienę ir jau pusę pagaminau, bet toliau parodysiu, ką aš pagaminau, ką aš gaminu ir ką aš dabar toliau gaminsiu. Salotos iš šviežių daržovių, labai sveika. Pastatysiu telefoną čia, jeigu matysis. Taip, turėtų matytis. Taip. Paimam žiedinius kopūstus, kalafijorus. Ir taip va, šviežios, neišvirtos, neiškeptos, rankomis, va taip va, į bliūdą, didelį, į taziką, o taip, su rankomis. Visi vitaminai įsisaugoja, visi reikalingi žmogui elementai, mineralai. Vat reiškia taip pat žiedinių kopūstų, šviežių būtinai, neišvirtų, neiškeptų, o gerai išplautų. Va taip pat rankomis, be peilio. Taip, užtenka, manau, pusę galvutės, užtenka, padedama šaldytuvą. Nu ir dabar žalių pipirų. Paprika, žalioji paprika. Čia jau supjaustom peiliu. Labai smulkinti nereikia. Pjaustom dideliais gabaliukais. Va čia šalia mūsų stovi dubuo ir ten mes įmesim tą žaliąją papriką. Dabar paimam avietinius pomidorus, na kokius keturis avietinius pomidorus ir supjaustom. Vieną pomidoriuką. Antrą pomidoriuką. O jie šitie malininiai pomidorai yra labai skanus. Saldus, skanus. Tikrai verta paragauti, kas neragavo. Trečią pomidorą. Viskas labai paprasta, labai sveika ir greita. Tai galbūt kai kuriems dabar šiais sudėtingais laikais per brangu, to aš nežinau. Paimam dar 3 šviežius agurkus,
Ir irgi supjaustom tos agurkus. Agurkus supjaustom. Dubuo šalia stovi, kur įmesti viską mes turim. Pjaustom antrą agurką. Nu, ar tilps pas mus čia tiek daug salotų? Iškart sakau, kad čia aš savo ne vienam darau. Jūs nepagalvokit, kad aš tiek daug valgau. Aš visai nedaug valgau, čia tiesiog aišku, kad ne man vienam tiek maisto. Ateis svečių vakare ir pavalgysim skaniai, pabendrausim ramiai. Nu ir pjaustau paskutinį, trečią agurką. Taip pat ir trečias agurkas. Nu ir nepamirštam apie svogūnus. Va tiek svogūnų, visą galvutę. Labai skanių svogūnų. Rūšies nežinau. Bet svogūnai nėra aštrus, negriaužia, biški saldžius net, skanios. Ir va tokiais gabaliukais mes supjaustom svogūnus. Ir gaunasi pas mus čia vitaminų bomba. Vitaminų bomba. Dabar ko mums reikia? Nu, matote, kiek gavosi tų salotų. Pilnas dubuo. Dabar mes druskos padėsim, prieskonių ir aliejaus įpilsim. Druskos pagal skonį. Kaip jaučiate, kiek galima, kiek reikia. Per daug aš nededu druskos. Galima prieskonių iš žolelių džiovintų. Čia džiovintos žolelės, labai skanios. Galima vieną šaukštuką. Galima biškį per daug. Daugiau. Ta prasme, galima biškį daugiau, pusantro šaukštelio. Džiovintų kažkokių žolelių skanių. Nu, galima biškį pipirų juodųjų dėl skonio. Ir alyvuogių aliejaus. Saulėgrąžų. Čia ne alyvuogių, čia yra saulėgrąžų. Saulėgrąžų aliejaus. Nu ir įpilam saulėgrąžų aliejaus. Taip. Ir labai gerai išmaišom. Salotus. Biški čia krenta, nes per daug čia aš padariau salotų, bet manau, kad visai kompanijai, kurie ateis į svečius, bus tas pats. Viskas bus suvalgyta. Valgysiu ne vienas, valgysiu su svečiais.
ką galima paragauti, kas gavus. Kaip skanu gavosi. Trūksta žodžių. Labai skanu. Ne tas žodis, kaip skanu. Va, prašom. Kiek vitaminų? Vitaminų bomba. Tikrai vitaminų bomba. Nu, dabar aš parodysiu. Nu, čia garnyras. Dabar aš parodysiu, ką aš padariau. Pavalgyti kitą maistą. Reiškia, čia yra, kaip matote, kotletai, labai skanus, naminiai kotletai. Ir jų tikrai čia nemažai kotletų. Tai va, išskyrus kotletų, dabar verdu bulvytės. Tai greitai už kokių 10 minučių bus išvirtos bulvės. Irgi labai skanios bulvės. Gera rūšis. Tai kągi. Noriu palinkėti visiems labai gero vakaro kompanijoje su savo artimais žmonėmis ir draugais. Gero jums vakaro, laimės ir sėkmės.